Būsime tos laboratorijos lankytojai. Na, aišku, mes nebūsim tik žiūrovai, mes būsim būtent dalyviai. Tai laboratorijoje mums pagelbės laborantai. Kai jūs nueisit į tam tikrą laboratoriją, jūs ten sutiksit po 2 laborantus, kurie jums pasakys, paskirs, ką toje laboratorijoje, kokią užduotį jums ten reikės atlikti. Per gamtos, per biologijos pamokas jūs labai daug sužinojate apie įvairiausius organizmus, ar ne, apie gyvus organizmus, taip pat sužinote, kaip elgtis gamtoje, kad reikia saugoti mūsų gamtą, nes mums patiems joje reikia gyventi, ne, išsaugoti mūsų žemelę. Tai va tas dabar įgytas žinias jūs tiesiog pritaikysite praktikos stipresnio ir tiesiog pakartosite. O kaip tas užduotis atliksite, supažindins mokytoja Vilija? Aha, dabar aš dar nesupažindinsiu, pradėsiu nuo vieno dalyko. Komandos, jūs dabar esat numeriai, labai negražiai skamba, 1, 2, 3. Dabar jums yra minutėlė, prašau apsitarti ir sugalvoti savo komandai pavadinimą, bet surištos į gamtą. Toliau. Kai sugalvosit pavadinimą, išsirinkite savo komandos kapitoną ir laukiam kapitonų su pavadinimu čia pas mus. Pradedam 1 minutę. Tarėmės, Ir tu būsi kapitonė? Ne. Kai atliksit užduotį, neužmirškit iš kiekvienos stotelės pasiimti po 1 dėlionės detalę. Tai dėlios, Kai atliksit, nepamerysite visas stoteles. Susirinksime 6 stotelį, kuri vadinasi Ekomada, ir lauksim jūsų su užpildytais lapais ir 5 dėlionės dalim. 5. Bet, o dabar svarbiausias dalykas, ką pasakau komandom. Mes tikimės, kad jūs dirbsite kaip komanda. Ne kaip vienas žmogus. Turit pasitarti ir labai draugiškai atlikti užduotis. 5-okai prižiūri 7-okus, 7-okai prižiūri 5-okus. O tėveliai prižiūri vieną kitą. Mano gimtinė esi, Meridos Nemuno vingiai. Tau aš dėkingas esu už savo skausmą ir viltį. Baltijos jūra lengvai supa svajonių laiveliai. Stotelė yra dar šita komanda. Būkit mandagus per 10 žingsnių. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Ar sutarė? Negirdžiu, sutarė. Vai prabėgs nebegrįš jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Kas pasakė liau, liaudis mes nemokam džiaugtis, kad mums patinka tik tai tinginiauti ir nuobodžiauti. Kas pasakė, kad dabar švęst reikėtų liautis, mes esam gimę tam, kad švęst arba tik tai poilsiauti. Po kiekvienos sunkios dienos mes mėgstam atsigauti, pašok šalia gražaus čurio, pučinuką gauti. Labai patinka pabendrauti su senais gerais draugais, po tau prisimint senus laikus ir šiaip tik reik visur sudalyvauti. Čia labai gyvent, man čia geriau nei šiaip gimiau jau. Čia užaugau, čia norėčiau pasent, man čia geriau nei šiaip gimiau jau. Šiam pasaulį ten ir ten buvau, bet vėl sugrįžau jau. Nes kaip jau sakiau, man čia geriau, nes aš čia gimiau. Gyvenam tik kartą, argi verta, gyvenimas tai šventė, švęsk į sveikatą. Pavaryk, atvaryk, čia prie mūsų stalo, geri vyrai, gera, šoka iki galo. Šventė, mūsų dienos kaip šventė. Šventė, mūsų dienos kaip šventė.
laikais dainavau, koks aš gražus ir laimingas. Skamba šilai, nuo mūsų meilės ir juoko. Kad liūdna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia. Dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, dar skubėkim gyventi. Oh, baby, I want to sing you a song. It's gonna be in Lithuanian. It's gonna be soulful. I hope you don't mind. It goes something like this. Oh, yeah. Ay, ay, ay. Seniai tėvas sakė prieš daugelį metų, geriau bus uždirbti, nei durnai pražiopsot. Nes aš tikiu, kad bijot reik tik baimės. Laimė ji neateina savaime, reik save ir nesėkmėm pabuot. Norisi savaime tokų pasiekti, norisi savaime žvaigždės paliekės. Lengva nebus, reik pasikankint, truputį pabėgt, tiesiog reikia bandyt. Hey, tiesiog reikia bandyt. Hey, tiesiog reikia bandyt. Oi, tiesiog reikia bandyt. I like what you sang, but now I wanna sing you something. Neseniai girdėjau, jog teisingai kalbėti ne taip svarbu kaip kalbėti širdin. Kartais norisi tai padaryti, paimti ir visiems sakyti, reik tik pagalbos tegėti savi. Norisi savaime tai pasireikšti, norisi savaime pakantot suprast. Lengva nebus, reik pasikankint, truputį pavargt. Tiesiog reikia bandyt, hey, tiesiog reikia bandyt. Tiesiog reikia bandyt, yeah, 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 yeah. Yes, baby. I like what you sang. Mm, Mind if I sing you something else? Go ahead. Goes something like this. Oh. Jau seniai mano diedukas pasakė, jog nepabandžius legal tik tylėt. Ir ar tai matysi, o gal tik išgirsi, duok dievę save pristabdysi iki savo jo kailio, nereikia gailėt. Norisi savaime daug ko patirti, norisi savaime daug ko nėra ko bijot, nėra ko galėt, nėra ko mąstyt, tiesiog reikia bandyt. Gausite priemonės ir gausite sukurti kažkokį tai modelį. Bet tuoj palaukim, kol susirinks visos komandos ir tada bendrai visoms ir pasakyti. Gerai? O čia labai puikiai sekėsi Europų dainų. Nori sparnų. Mūsų daryta nori sparnų. Apsitarkit, kaip pristatyti tą modelį. Burna užkalys. Kaip pristatysit tą modelį, apsitarkit. Gerai, atkreipia, girdėjai? O popieriai paskui klijuoti. Būna tie popieriai atskiri. Sparnus. Mergaitė. Nu, tam dabar. Tu per didelis šmėsis. Ne, pakelk ranką. Buvo maišų, pilna maišų buvo. Ar nenaudoja tos maišų? Nu, panaudokit. Man tai kaip šitą šeimininkai privirtų, kepsta blynų. Telpta. Ana, ne, telpta. Va.
Na, kaip teka šitai komandai, dar kol neaplankiau komandą. Ratai, netikrai. O, gerai? Dažoj šiukšlinti komandą negalime. Ne jūsų? Šieno. Modelį pristok, dabar nejudėk. Pristatyk jau. Čia yra mūsų modelis. Pasiklausom, gerai? Mes sukūrėm jam šiltą aprangą žiemai ir taip pat rutinį, kad jie išsislaptų ir turėtų kepurę. Laiko tą kepurę. Kad būtų jam šilta. Ir madingas, spalvingas ir madingas. Man čia toks kaip ryšys su kosmosu yra taip pakeliai. Gerai, paplojam, labai gražus modelis čia prie manęs. Gerai, antroji komanda. O. Šitas kelienas Smagu laukia per lietų tralelę, musė bėga, bitė bėga su pele. Mes lietaus vis dar nebijom, ne. Nuo lietaus mes turim skėti tralelę. Ropinėjam, musą kraipinėjam, čiužinėjam per žolių. Uostinėjam, žiūrinėjam, ropinėjam pamažu. Kai lašai nustojo kritę tralelę, musė grįžo, bitė grįžo su pele. Mes negrįžom, neišėjom, ne. Žalį skėtį pasidėjom po eglę. Ropinėjam, musą kraipinėjam, čiužinėjam.